esi labai talentingas, sunku pasislėpti net pačioje margiausioje minioje. Jau bėgi. Kur bėgi? Nebėg, talentėlė. Labas. Labas. Labas, Ramūnas. Marius. Aš Eligijus Jukna iš Jurbarko miesto, man 15 metų ir atvykau į Lietuvos talentus nugalėti, aišku, žinoma. Manau, esu draugiškas prie kompanijos, mėgstu su draugais išeiti į žiburėlius, į ekskursijas važiuoti. Eligijus neatsitiktinai groja gitara ir dainuoja. Pasukti muzikanto keliu jį ko gero pastumėjo įvykis, į kurį buvo pakliuvęs Eligijaus tėtis, ugniagesys gelbėtojas. Aš kai mažesnis buvau, norėdavau būti ugniagesys, taip pat tėčių pėdomis sekti, bet kažkaip važiavo į gaisrą ir tiesiog ėjau gelbėti žmogų ir pats įkrito į sklepą ir į batus prikrito žarijų ir smekoja nudegė. Išgelbėjau tą žmogų, bet pats nukentėjau tiesiog. Dabar tėčio koja vėl sveika, tačiau Eligijus pasirinko saugesnį užsiėmimą ir nusprendė sekti proprosenelio pavyzdžiu. Mano proprosenelis grojo bandonį ir buvau muzikantas. Tai gal atsigimiau, nežinau, tiesiog. Tai mes kažkaip labai tikimės, kad šitam mūsų talentui pasiseks žymiai geriau negu Mariui. Eik iš čia. Einu. Tai gal aš eisiu? Na, Lygiau, labas dar kartą. Kaip tu? Puikiai, jaudinus tikrai. Jisai dar nežinia, ar veikia, ar ne? Parodyk delnus. Gerai, neprakituoji, ne? Klausyk, kurį iš teisėjų labiausiai bijai? Rūtos, manau. Rūtos? Bet šiandien lygtais geros nuotaikas, mes su ją šnekėjom, viskas kaip ir gerai. Gerai, tai tu... Pasiruošęs? Taip. Gali eiti? Galiu. Pirmyn. Labą dieną. Labą vakarą. Kuo tu vardu? Aš esu Eligijus. Eligijau? Taip. Faina. Gražus vardas labai. Ačiū. O iš kur tu? Aš iš Jurbarko esu. Iš Jurbarko? Taip. Gražus miestas ten, ne? Taip. Klausyk, Eligijau, kiek tau metų? 15 man. 15? Taip. O prisipažink, kiek panų turi? Panų? Neturiu kol kas. Ai, tai bet dabar su gitara stovi, tai reiškia, jau panų turėsi, tikrai. Turėjęs. Gerai, dar klausimas. Pagalvojo, paskaičiavo, Jo, tos trys nesiskaito. O, žiūrėk, gitarą pradėjai groti dėl ko? Dėl to, kad panų susirastum? Panašiai. Panašiai šaunuolis. Aš irgi žinok, aš tik apie panas galvoju, kai gitarą paėmiau rankas. Beje, Marijonas nelabai gerai groja gitarą, tai vat jam biški problemos. Ačiū Samui, aš rasiu progą atsikirsti. Klausyk, ką tu šiandien, koks tavo talentas? Aš padainuosiu ir grosiu. Tai čia tavo talentas. Taip. Šaunu. Ką tu mums padainuosi, savo kūrybos dainą? Gintarės daina Sparnai tavo sielai. Vau, kokia graži daina. Gerai, klausom. Laida? Ką? Kėdė jam. Kėdė. Viskas. Mano meilė dėl tavęs, aš perplauksiu visas upes, perskriesiu jūras gilias, kad tik tave suras. Aš pavoksiu iš tavęs to pikto skausmo ašaras, tas legiantį liūdesį. Sakyk, kur tu esi. Aš leisiu išeiti tau. Man čiurpai eina, žinokit, aš galiu parodyti. Kaip tau patinka? Ir ne, tave vėl surasiu. Aš vėl sugrąžinsiu tau šypseną lūpoms, pasaulį akims, sparnus tavo sielai.
žinai. Marijonas. Iš pavydo. Nuneš mus galėtų į ten, iš kur mes jau niekad negrįžtume. Eligijau, Taip, kaip jautiesi? bijau. Ko? Marijūno. O dabar ir paklausysim. Aš žinau, dėl ko jisai paspaudė, nes tu biški blogiau groji gitarą negu jis. Bet labai nedaug, žinau. Taip nedaug ten. Ne, tiesą sakant, aš paspaudžiau iš pavydo. Nes, nu, mane dažnai taip klykia merginos, kaip tau klykia dabar. Ir buvo labai gražu, aišku, šiek tiek neįprasta, kad bičias dainuoja Gintarės dainą. Šiek tiek keista. Bet buvo gražu. Susivėliai. Bet buvo gražu. Štai tau ir neklykė, Aš mergina. todėl, kad kričiau galvą. Štai buvau užsileidęs. Lako į studiją. Nu, bet gerai, bet tu paspaudai. Aš paspaudžiau tik tai dėl to, kad nenorėjau, kad kankintųsi daugiau žmogus. Aš nesikankinu. Gerai, grok toliau tada. O čia rimtai? Ne, aš juokauju. Gerai, Rūta. Man malonu tavęs klausytis maždaug pirmą pusę minutės. Po to man truputėlį nuobodoka jau pasidarė. Šiaip tikrai smagu matyti jauną vaikinuką, kuris mielai brazdina gitarą ir tavo balsas visai malonus. Bet aš labai abejoju, ar tu būtum pakankamai įdomus kitame etape. Eligijau, tavo metų Bieberis jau toli buvo nuėjęs, taip? Tai labai teisingai mano kolegos pasakė. Iš tikrųjų, tave klausyti pirmas keliasdešimt sekundžių labai faina, nes išgirsti gražų balsą. Gitara tu brazdini belė kaip. Nu, tik tai šiaip kažką. Tai principe darbo reikia įdėti. O duomenis tu turi kuo puikiausius. Gražiai atrodo, aš nežinau, dar paklausiu Panuojus. A kaip jis? Nieko? Ar taip? Nu, supratau, kad taip reikia padirbėti su savim. Gerai, mūsų verdiktas. Marijau? Aš sakau taip. Ačiū. Gerai, Rūta? Kol kas dar ne. Tu girdai, kaip salė džiaugiasi Eligijų matydama. Eligijau, Taip. aš būsiu blogas dėdė. Tikrai, tau reikia duoti per užpakalį, kad tu tikrai rimtai padirbėtum, todėl aš sakau ne. Bet kviečiam kitais metais. Ačiū labai. Kitais metais tu būsi jėga, aš žinau tikrai. Taip? Taip. Šaunuolis, eik dirbti.